Sveiki, su jumis ir vėl Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kas yra pingas ir kaip juo naudotis. Pingas yra labai dažnai naudojamas sistemos administratorių, tiesiog pažiūrėti, ar kažkas yra kitame laido gale. Tarkime, sukonfiguravote kompiuterį ir norite pažiūrėti, ar iš to kompiuterio jums pavyks pasiekti internetą. Taigi pinginate ką nors internete ir jeigu tas pingas sėkmingas, tai reiškia, kad internetas tikriausia veiks. Taigi, kaip naudotis pingu? Atsidarome command promptą, Windows R klavišas, CMD rašome. Štai mūsų command promptas ir dabar komanda yra tiesiog ping. Dedame tarpą ir įrašome IP adresą. Tarkime, šį kartą aš įrašysiu Google DNS serverio adresą. 8.8.8.8. Spaudžiame Enter ir matome, kad šis serveris puikiai atsako į mūsų pingą. Tai reiškia, kad jis yra kažkur ten internete ir kad mes galime taip pat pasiekti internetą. Taip pat ping komanda turi daug nustatymų. Viena iš jų yra -t, tai yra laikas neribojamas. Paspaudžiame rodiklį į viršų, dedame tarpą ir -t. Ir dabar šis pingas veiks iki tol, kol sustabdysite jį. O jį sustabdyti galime paspaudus Ctrl ir C klavišą. Kita komanda -a. Reiškia, kad mes pamatysime ne tik, kad šis IP adresas mums atsako į užklausas, bet ar jisai turi savo DNS vardą. Taigi -a. -a reikia įrašyti komandos pradžioje ir matome, kad šio IP adreso DNS vardas yra google.public.dns.a. -n reiškia, kiek kartų mes pinginsime tą adresą. Taigi rašome ping -n ir tarkime mes norime nusiųsti 10 pingų į adresą 8888. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. -l komanda pingo dydis. Matome, kad paprastai mūsų pingas yra 32 baitų. Mes jį galime pakeisti. Taigi rašome ping -l ir tarkim įrašome 3000 baitų ir šiuo atveju aš pinginsiu localhost, nes interneto adresai jums tikriausiai neatsakys į tokius didelius pingus. Ir dabar matome, kad localhost mes gauname atsakymus iš šio keisto IP adreso. Šis adresas yra IP 6 versijos adresas. Mes norime IP 4 versijos adreso. Taigi rašome -4. Spaudžiame Enter. Ir matome štai mūsų localhost IP adresas. Pinginam 3000 baitų. Ir viskas veikia puikiai. Pingas yra administratoriaus draugas numeris 1, norint išsiaiškinti, ar kitame laido gale yra kas nors. Taip pat nepamirškite, kad pingą gali užblokuoti Windows ugniasinė, taip kad jis nebūtinai parodys, ar serveris yra įjungtas ar ne, nes jisai gali būti tiesiog užblokuotas ugniasinės. Ir dabar tarkime, jeigu norime pažiūrėti, ar pingas neveikia, galime tiesiog įvesti kokį nors IP adresą. Ir matome, kad aš atspėjau šį adresą. Štai, matome, kad ping request timed out. Tai reiškia, kad šis adresas tiesiog neveikia. Šis laikas prie pingo reiškia, kiek ping paketas užtruko visoje kelionėje. Tai yra iki serverio ir atgal. Šiai pamokėliai būtų kaip ir viskas. Nepamirškite palikti savo klausimų komentaruose ir paspausti like. Iki.